Kadangi augau aš vyriausia prie mamos, mama namuose buvo ir mama viską mokėjo megzti, austi, siūti, mus megzdavo, apsiūdavo. Paskui ten jaunesnė sesuo 6 metais, tai amžinatilsį jos jau nėra. Tai aš iki mokyklos mokėjau megzti, bet jinai lakstydavo su šalikais. Ir taip mezgiau visą laiką, paskui čia išėjus į pensiją, tai mama buvo serganti, gulinti, tai aš prie jos sėdėdama mezgiau labai daug, sakiau, vagoną numezgiau. Aš į sodus mokiausi, sodų rėdoj, 3 metus jau esu buvusi. Ten pas jas dalyvauju sodų toj asociacijai Dangaus sodas. O tai audimas, vat, kaip jūs matėt, kaip mama audžia, tai o kur čia vyko veiksmas, kuriame mieste? Mes esame iš prie Aukštadvario vienkiemis buvo, ten mūsų žemės buvo, šita Mašos vienkiemis prie Aukštadvario, tai va ten ir buvo. Tėvas buvo tarnautojas prie kelių, o mama namuose. Mes nebuvom kolūkiečiai, mes esam bajorai, turim turto, iki šiol dar yra turto, šiokia tokia, žemė kaip paprastai lieka, daugiau niekas. Žemės liko, tai va turiu žemės, turiu herbą. Vaikai pasakė, reikia pasidaryti, pasidariau, viskas, nedalyvauju ten jų veikloje, ten savarankiškai. O tai audimas, ką teikia šeimai, mamos būtent išausti? Jinai pati norėjo, jai labai patiko, sakė, aš viską užmirštu, jinai aplamai viską labai, ką darė, vis užmiršdavo, kad kažką kitą reikia daryti. Sako, aš šitą siūnų, nereikia man nei valgyti, nei kažką, aišku, ten ūkis buvo. O austi, tai ką, jinai staltiesi saudė, ten užkotus kažkokius, turėjo labai daug įsaudas, bet mes paskui buvom 3 jau. Ir kai dalinomės, tai dar anūkai dalinosi, tai labai pasidalino. Palikau telefoną kažkur. Prašom. Filmavau, va. Šitą tai ne kažką atsinežiau. Labai išsidalina visi mamos palikimą? Išsidalina. Būtent tekstilinį, ar ne? Taip, tekstilinį. Daug audė, nes jinai norėjo. Nes moteris seniau ausdavo viską. Lininius, tas kapas ant tų lovų, drabužius audė, o paskui mama tai tos gražius jau audė, tokius būdavo. Paskui tėvas buvo pensijai, tai būdavo ten kažkaip laiko, jau ten reikia pakelti, nuleisti, jau jie ten dviese. Jiems tai patiko, čia būdavo, kaip sakyt, poilsis. Mama sako, man čia laukiu žiemos, kada galėsiu austi. Žiemą pagrindiausia, ne? Tada staklės atsineša tas, normalios, kai čia matosi didelės buvo. Į virtuvę didelė buvo. Tai virtuvė pasistato ir tada stovi visą žiemą. Tada užsimeta kažkiek. Dabar buvo raudona juoda, žalia juoda, geltona juoda. Nes kad matytųsi raštas, tai būna paprastai arba baltas dugnas, arba juodas. Taip tai ką gaudavo. Nežinau net iš kur gaudavo, aš net nežinau iš kur tada tu siūsinį gaudavo. Kažkaip ten su moteriškiam pašneka bažnyčioje ir jau ten kažką nusiperka kažkur. Mes žemės neturėjome, po miškų ūkį ir mums miškų ūkis viską atėmė iš mūsų žemę. Mes buvom apriboti tik tai tokių 15 arų. Čia aš gimusi 45, 80 metų buvo. Čia kažkur aš į mokyklą pradėjau eiti 51. Jums rūpėjo austi, išmokti iš mamos, dalyvauti tose procesuose? Dalyvaudavau, bet dabar jau nepadaryčiau nieko. Jau tiesiog kaip. Turbūt išsimetė ten viskas, nes ta sodyba liko, paskui, žodžiu, ten kažkas norėjo gyventi, nenorėjo, pardavė, žodžiu, taip ir baigėsi. O kas jums buvo įdomiausia audime, pavyzdžiui, šaudyti šaudyklę, raštą, rasti rinkinį? Staltiesės seni tokias gražias megzdavo su tokiais pasikartojimais, turiu ten kažkokias darė, bet jau taip tokių, kad naujų, kad atnešti parodyti, tai nelabai. Čia tokį vieną takelį gražų buvau atnešus, tai čia moteriškės man su žvakėm aplaistė. Su vašku mamos austas buvo. Čia pas rektorė, tai aplaistė o paskui ploviau, tai dažus paleido lynas, toksai matyt dažytas buvo. Su vašku aplaistė. Skaudu buvo? Na taip, tai žinai. Tai
čia pasakius, kai nepadarai, tai darbo nelabai ko gero ir vertinai. Galvoju, gal pirktas, gal ką, maža ką čia. Ar įsiplaus, ar išmes. O turit kažką dar išlikusio iš mamos austų, be to takelio, dar kažkokių audinių saugotų, taip pat, arba naudojat kitą vertus? Spintoje dar guli, sakau, staltiesės dar ir tokios, va, kažkokios, kai ką atidaviau tam, kam reikėjo labai. O kam reikėjo labai? To dailininkėm tikrom į fondus. Tai juostos fonduose yra, saugo fonduose mano juostas yra Verkiuose rūmuose. Dvi, taip, tai yra atiduota. Kaip vertinamas yra tas rankų darbo tekstilės gaminys? Kas supranta, vertina, kas nesupranta, va, kaip ir sakoma, prie mano juostų, ne prie mano, čia prie kitos kolegės juostų prie ir sako, oi, diržiukas, siūlinis diržiukas, nu tai ką, 5 eurai maksimumas. Sako, čia jinai prašosi 50. Tai 2 savaitės juosta yra pinama. 2 savaitės. Nes tai per dieną padarai, aš klausiau, galvoju, gal aš kalbėčiau darau tą pinėją, va čia kur pinyką parašė. Nu, sako, 40 cm, tai jau reikia sėdėti. Tai jeigu jau nori, o juostos paprastai standartas turėtų būti nuo 2,40–2,50. Čia juosta turi būti iki žiūsto pabaigos. Tikra. Ta aukštautiška juosta pinta. Nu tai gaunasi 6 dienas, 7 dienas, tokia tikro sėdėjimo ir rankos skauda, nugaras skauda. Čia ne šiaip sau, čia nelengvai eina tie, sakyti, darbas. Yra patempimo, yra jėgos reikia. Aš tai iš tikrųjų stebiuosi, kad čia staklių nėra, aš nežinau kodėl. O kur jas mes padėsim? Čia nuomojama šita patalpa yra, tada mes turim tą auditoriją 1 dieną savaitai, 1 dieną. Ir tai galėtų būti gal tik 2 valandos, ne visur, kitur yra po valandą, po 2. Tiek tų auditorijų. Pas mus studentų 2610. tai va, tai kur tas stakles ir kaip, tai kažkaip, tai jo. Tai grinai dėl vietos tokio kaip dėl vietos, stygiaus, ar ne? taip, ir aplamai, mes aplamai nieko neturėjom, ten kažkur būdavo auditorijas gauni. Tai paskui jau čia pramušė rektorė. Žinai, iki staklių čia dar. Ne. O šiaip jeigu vat jūsų kas paklausų, sakytų, kur Vilniuje galima nueiti pausti? Žinau. Ką jūs pasakysite? Židiniai, mes ten parodą turėjom. Tai viena vieta, toliau. Viena vieta. Tai tikriausiai dailės tai akademijai. Man atrodo, kad ten yra. 2 vietos. Nežinau, etnografinis centras, tai jisai neturi staklių. Etnografinis centras, kurioje vietoje jūs turite? Jie dabar nebuvo, jie čia dabar prie Seimo kažkur. Jie čia buvo Pamėnkaulio gatvėje, jie įsikėlė dabar prie Seimo. O mamos koks vardas jūsų buvo? Jadvyga. O pavardė tada iš to pačiu paklausiu. Pavardė Bukauskaitė, o taip Polukordienė, aš Polukordaitė. O gal turit kartais kokią nuotrauką išlikusią mamos staklėse? Staklėse ne, mes neturėjom fotoaparatą. Ką brangina dar iš tų austų rankomis dalykų namuose? Staltiesės, mano ten staltiesės yra. Kažkaip aš jų ten nenaudoju, jos taip sudėtos, bet tai jos tai baltos, šilpaustos. Ir jūs turit mintį, ko jos laukia? Aš nežinau, ko jos laukia, nes nei dukrai, nei sūnums, tai šitas kaip ir ne, kaip ir ne, tam jau, kaip sakyti, aukštas pilotažas gaunasi. Tiesiog nemato galimybės pritaikyti šiuolaikiniam gyvenime tokių dalykų, ar ne? Paprastesni dalykai, paprastesni.